Jo, intro kurso reziumė. Tai nelauktai taip greitai atėjo trečioji paskaita ir mūsų paskutinė dalis intro kurso ir aš jau nekantrauju šokti į advanced kursus ir su jumis kurti nuostabių dalykų. Nu, iš tikrųjų daryti labiau jau kaip workshops. Keliaujame toliau, tai trumpam tokiam prisiminimui antros paskaitos review, tai mes peržiūrėjom, kažkiek paklibinom techninių parametrų Midjourney, parodžiau, kaip veikia įrankiai, upscaleriai ir taip toliau. Ir tada buvo dalis, kur pasižiūrėjom naujienas, prognozes, supažindinau su brand ambasadoriais, kaip aš įsivaizduoju, kas tai yra ir kaip aš panaudoju būtent savo verslui komunikuoti, savo brandui kurti ir parodžiau pačioj pabaigoj Coral Reef animaciją, kurią sukūriau ir kuri iš esmės sukurta ir kaip labai geras modelis, jį besianalizuojant, išmokti kurti tokias animacijas jums. Tai toks buvo pagrindinis tikslas. Ir dabar galim pasižiūrėti, kas šią paskaitą bus. Tai man labai pačiam patiko naujienų kategorija, tai peržvelgsime naujienas, pasižiūrėsim dar tam tikrus įrankius naudingus, kurie taip pat įeina į naujienų kategoriją. Pattern vizualizacijos, čia supažindinsiu su šitą kategoriją, kur man pamėtėjo idėją draugė, kuri dirba ties vizualizacijų kūrimu. Taip, vėliau pasižiūrėsim. Ir praeisim pro kinematografiją ir vėlgi pasižiūrėsim, kaipgi buvo tas kuriamas Coral Reef filmukas. Gerai, tai važiuojam. Dabar į pasaulio naujienos, tai turbūt jau, nežinau, mano bent jau social bubble tam visam pasaulėlį burbuliuke, tai turbūt visi kalba apie tai, apie tą naują OpenAI Sora modelį. Tai OpenAI išleido naują tekstų video modelį ir čia aš dabar biškį pašokinėsiu į šitą būtent jų puslapį. Tai jeigu aš gal numesiu, kiekvienas galės pasižiūrėti linką paspausti, jeigu norėsit. Tai OpenAI išleido naują modelį ir visi buvo visiškai nunešti to viso įspūdžio ir tų rezultatų, kurie yra visiškai atimantys žadą. Bet aišku, šitoj vietoj, čia mamutai kažkokie, jo, šiaip atrodo kosmiškai gerai visi tie jų pavyzdžiai pateikti. Pavyzdžiui, čia jo švyturys, ta prasme, net ant tiek realistiškai, kad net neįmanoma atskirti. Čia yra kaip ir dabartis, bet aišku, gal labiau ateitis vis tiek. Kol kas minusas tas, kad jie tik teigia, čia pavyzdžiui, kažkoks tai senų laikų, Kalifornijos During Gold Rush. Tai žodžiu, labai įspūdingi tie visi video ir tas modelis jau daug žadantis, bet mes neturim prieimo prie jo ir aš bent spėju, kad dar ilgai neturėsim dėl kelių priežasčių. Tai viena yra ta, čia dabar mano biškį spekulacija, bet vienas yra, kad šiaip iš esmės tai nėra dėja, bet nėra taip, kad tiesiog jūs galit, jums išleidžia tą modelį ir jūs galit iš karto naudotis juo. Iš tos pusės, kad šiaip principas vyksta, du yra būdai. Vienas, jūs parsisiunčiat iš, pavyzdžiui, Stable Diffusion, kaip aš naudoju, tai jūs parsisiunčiat į savo local machine, savo kompiuterį visus modulius ir ten susikonfigūruojat ir ten viskas vyksta, tas computing vyksta jūsų local tam drive, tai, kompiuteryje, ar ne? Tai šituo atveju yra tas, kad arba kitas būdas, jeigu jūs neturite galingo kompiuterio, tai tada naudojat tuos cloud serverius ir žiūrint, jeigu į tuos OpenAI Soros pavyzdžius, tai čia net nebejoju, kad tokius video sugeneruoti reikia super galingų kompiuterių ir jūsų
jūsų kompiuteriai net nesugebėtų tos vadinamus computing power arba GPU. Tai čia yra vienas dalykas, dėl ko jie turbūt negali kol kas išleisti šitai plačiai masiai žmonėms. Antras dalykas, tai tada kitas būdas neabejotinai turi būti naudojamas jų superkompiuteriai, jų GPU, kaip cloud'e, kaip šiandien pažiūrėsim praktiškai, kaip tai veikia. Bet tada įsivaizduokit, jeigu čia reikia būtent super galingų kompiuterių tokiems apdirbti ir sugeneruoti, tai plačiai auditorijai dar ilgai, mano spėjimus, dar ilgai nebus išleista prieiga ir jeigu ir bus išleista kažkuriai daliai, tai bus gan brangi paslauga. Taip, tai čia šiek tiek apie tuos du modelius turbūt kaip veikia, kad vienas yra jūs parsidownloadinat, parsisiunčiat visus failus ir susikonfigūruojat savo kompiuteryje, kitas yra cloud'e, visus computing power pajungti ir naudoti jų GPU. Taip, dabar važiuojant toliau, tai dar ir kitas dabar dalykas yra, ką aš ir kalbu, AI video pažanga. Tai per 1 metus, šiaip realiai, čia buvo net čia prieš 10 mėnesį uploadinta, tai net ne prieš 1 metus, prieš 10 mėnesių, toks buvo tokie video AI sugeneruoti. Tai tai pagaunat kampą, kokio lygio ir su Shutterstock, nes watermarkai buvo iš Shutterstocko buvo apmokyta, užtreininta visa duomenų bazė. Tai ir dabar mes turim tokį video. Tai per 10 mėnesių yra tokia pažanga ir tada šitoje vietoje aš ir kalbu apie tai, kad mes, pavyzdžiui, ką aš darau, tai aš dėliojuosi procesus, mokausi visus workflow, kad kai atsiras būtent tos galimybės jau ir tas irgi video bus, pavadinkim, tobulas, tai kad aš nebelaukčiau dar kažko, kad po metų, po 2 aš ten išmoksiu susidėlioti savo visas sistemas, o kad aš jau būčiau pasiruošęs naudoti. Čia į tą pusę kritikų, kad kol kas video nedeliverina, nepasiekia to rezultato. Tai turint omeny šitos 10 mėnesių, kokia yra pažanga, tai galite įsivaizduoti, kas bus po dar 10 mėnesių. Tai išmintingiausia šitoje vietoje yra susidėlioti tuos procesus. Ir jeigu taip žiūrint, tai tą aš ir darau. Aš realiai pasiimu, kaip praeitoje paskaitoje dalinausi, aš susidėlioju visą duomenų bazę su būtent kūrybinė komunikacija, strategija, tada skriptais ir tuos skriptus galiu paversti į vizualią medžiagą. Ir jeigu pažiūrėjus, vėliau pakalbėsiu apie NVIDIA įrankius ir kitus video montažo, kur būtent AI technologiją naudoja. Tai jau dabar realiai yra tas, tik tai galbūt manęs ta kokybė netenkina, dėl to aš pats montuoju arba ten, nežinau, samdau žmonės, bet esmė yra tame, kad tai irgi visiškai ranka pasiekiama, kai bus vėl galima susidėlioti, kad ir 1000 skriptų, kuriuos jūs norite iškomunikuoti, ir su AI įrankiais jie patys, turėdami tą tekstinę informaciją, jie patys pagal tai sumontuos kuo nuostabiausius, puikiausius video. Kalbant apie savo verslą, savo agentūrą, aš noriu iškomunikuoti daugelį verčių žmonėms ir per skirtingus kampus. Ir dėl to man reikia nuolat kurti vizualų, video kontentą ir jį publikuoti, komunikuoti. Tai problema prieš tai būdavo, kad mano energijos resursai yra riboti. Aš turiu 24 valandas per parą. Ir tai reiškia, kad aš negaliu tiek daug sukurti visko, spėti ir tada tenka rinktis. Bet dabar, kai galima viską tikrųjų sudėlioti tą workflow, tai pasidaro įmanoma kurti geriausios kokybės turinio at scale, tai tam didėjime, tarkim, sugebėjime didinti visą tai, scalinti,
ir having lowest cost, tai vat turint nedidelius kaštus. Tai čia ir yra tie 3 dalykai, ko iš esmės reikia verslams. Aš tiesiog susidėlioju, išsianalizuoju visą tai ir testuoju ir tyrinėju visą šitą sistemą savo verslui. Tai ties tais use case'ais, ko man reikia, bet iš esmės visų šitų dalykų reikia beveik kiekvienam verslui. Kai kurie verslai gal to nežino, bet beveik kiekvienam verslui reikia. Tai reiškia, kad tikslinė auditorija ir poreikis yra milžiniškas. Tai vėlgi čia į tą temą, kad mes, aš labai matau, kad ir į tą temą, kad aš vienas nespėju visko. Tai aš labai matau, kad esant dideliam poreikiui reikia mums kartu mokytis ir tada bus galima kurti ir daryti nuostabius dalykus. Gerai, tai važiuojant dar toliau prie naujienų, tai Stable Cascade išleido savo naują įrankį, kuris pasižymi šiaip vienu labai geru, kaip čia, pranašumu, kuris turi labai gerą pranašumą. Tai jis sugeba kurti, jeigu lyginant su kitais, jis sugeba kurti gerus tekstus, tekstų dizainus, typography ir ypač jis sugeba kurti gerus logotipus. Taip, pasižiūrėkim, tai aš sukūriau logotipą krepšinio, nes krepšinio šalis ir promptas tiesiog buvo Modern Simple Sports Logo of Basketball. Tada pasižiūrėjau, aš noriu dar ir tipografiją įtraukti. Pasižiūrėjau kažkokį Arminas ir įtraukiau čia kažkoks vintage logo, galėtų būti koks nors seno vyno arba kombučios logo. Čia kažkoks modernus su neoniniais efektais. Tai jo, Stable Cascade, čia yra, aš pasidalinsiu skaidrėm, tai po to jūs galėsit pasiimti šitą nuorodą. Tai galim pasižiūrėti šiek tiek. Stable Cascade. Tai čia yra Stable Cascade, aš pavyzdžiui dabar sugeneravau futbolo logo. Tai galim pasižiūrėti, pavyzdžiui, aš nenaudoju žalia baltą, o tiesiog parašau Modern Minimalist Logo of Football Team. Ir jis, beje, šitas įrankis tą ir daro. Ir generuoja toks integruotas. Ir jis tą ir daro, jis realiai, žiūrim, red and white colors. Tai jis ir naudoja waiting for GPU to become available, reiškia, aš visus procesus atlieku cloud'e, prisijungęs prie jų GPU serverių. Tai yra iš tos pusės pranašiau, kad jums nereikia patiems turėti galingų kompiuterių, jūs tiesiog galite sugeneruoti nuostabius logotipus su šiuo įrankiu online. Ir turėčiau pasakyti, kad jis generuoja tikrai kokybiškus. Aišku, reikia galbūt pasižiūrėti, jeigu norite ten advanced, yra irgi visokiausių opcijų. Tai iš esmės pagal mano patirtį, kokius jis man sugeneravo, tai aš sakyčiau, kad jo, ir per tokį laiką, kokį aš galiu tyrinėdamas per kiekį, aš galiu atrasti daug ir gerų kokybiškų logotipų labai greitai. Ir žiūrint į ten freelancerių grupės Facebook'e, tai turbūt žiūrint į jų portfolio, tai gali geresnius sugeneruoti per keletą sekundžių. Tai labai rekomenduoju pasityrinėti. Beje, tas modelis išleistas dar, kai mes darėm praeitą savaitę paskaitą, tai dar šito modelio net nebuvo. Tai čia taip, viskas greitai keičiasi. Šviežiena naujiena. Štai Nvidia, dabar Nvidia tas įrankis, tai čia apie tai, ką kalbėjau, reiškia Nvidia, jūs galit tekstus montuoti video su tekstų promptais. Aišku, man yra dar šiek tiek kitoks poreikis, bet būtent apie tai ir kalbu, kad po to jungiant tuos visus įrankius ir išnaudojant tai efektyvumui, tai mes visiškai esam daug
rinkoje daug pranašesni už tuos žmonės, kurie tiesiog viską daro savo oldschooliniu būdu. O, dar vat šitas irgi įdomus. Gerai, gal pasižiūrim. Čia susigeneravau senamiestį, šiaip buvo promptas Vilnius Old Town ir aš jam daviau fotografiją. Ir čia yra įrankis Illusion Diffusion, nežinau, gal teko girdėti. Tai vat, pavyzdžiui, čia pagal tą pačią spiralių principą vėlgi daviau Lietuvos nuotrauką iš paukščio skrydžio ir parašiau su oro balionais ir jis man tokį generavo. Ir tada galima iš esmės net ir darant, reikia tiesiog apjungti kūrybinę idėją, bet, pavyzdžiui, galima statyti ant to, kad yra skirtingos Lietuvos lokacijos ir naudot tą pačią spiralę, kuri yra per visus vizualus išlaikoma ir sudėti į kažkokį tai animaciją fotografijų šitų vizualų ir gauti vėlgi ganėtinai patrauklią akiai ir tokią netikėtą ir patraukiančią animaciją. Tai Illusion Diffusion, va čia būtų. Tai galim pasižiūrėti. Aš, va, pavyzdžiui, kelsiu Vilnius Old Town. Galvoju, gal aš įkelsiu kokį nors imidžą. Vat Vilniaus. Tiesiog pasižiūrim, kad irgi parodyti iš tikrųjų realiu laiku. Va, tik kėlė Vilniaus imidžą ir aš tada galiu tiesiog parašyti, aišku, galiu ten visiškai keisti tekstinį promptą, gali būti kitokia idėja, bet aš kol kas tiesiog teigiu tą patį, kas yra nuotraukoje ir noriu kažkokią tai, va, pavyzdžiui, tepūnie spiralę pasirenku ir pasižiūrėkime. Spaudžiu run ir tada jis lauks GPU, vėl tas pats procesas, kol bus cloud'e tas computing power available ir jis tada prisijungia, pradeda. Minusas šitų, kad jeigu viską darot cloud'e, kad šiaip daug yra minusų to funkcionalumo, daug mažiau, bet iš esmės, va, sukūrė. Jo, toks gal biški ne Vilniaus senamiestis, bet tikrai įdomus. Tikrai įdomus rezultatas ir ta mūsų tokia iliuzija, ar ne? Tai čia galėtų būti, aišku, vat, jeigu čia būtų kokia katedra, o ne kažkokia cerkvė, tai būtų nuostabus vizualas. Aišku, galima po to jau retušuoti. Minusai, kad funkcionalumo mažiau ir kartais, kai būna didelis krūvis, tai jūs tiesiog laukiat ir neprisijungia jums prie tų GPU serverių ir jums tiesiog išmeta errorą. Tai aš, pavyzdžiui, linkęs su tais įrankiais, kuriuos naudoju dažnai, tai juos visgi parsisiųsti, tuos modulius, susikonfigūruoti ir naudoti viską savo local serveryje. Dabar vat, visiškai neseniai papostinau Showreel for apranga, tai vėlgi trumpai prabėgau. Skūriau trendy vizualus ir kartu tie modeliai, kuriais yra užtreinunta Midjourney duomenų bazė, tai reiškia, kad kažkokie inkariukai, kažkokie sportbačiai, universalūs tie modeliai ir tada jau juos vėlgi su promptais, su inžinerinau, kad jie būtų tokie funky, kaleidoskop ir spalvingi ir su šituo efektu. Ir tada pasinaudodamas vėlgi tais pačiais visa ta pačia sistema, kaip turbūt dar papasakosiu apie tą kinematografiją, bet iš esmės tais pačiais ir montažo principais sugenerau skirtingus planus ir sujungiau į bendrą filmuką ir tada gavau tokį rezultatą. Čia jau dabar vėl kalbant apie verslus, bet šituos dalykus, ką aš dalinuosi, tai turbūt jūs galėtumėte atsakyti, tai mes nesam verslas, kodėl tu mums tai pasakoji, Arminai. Bet jūs žinodami, bet jūs esate kūrėjai, kurie nori dirbti su klientais, ar ne, tai jūs turite suprasti, ko jiems reikia. Tai vat šitoj vietoj tas ir yra, kad jeigu tai būtų vienas filmukas, tiesiog kaip vienetas, jis galbūt, tiesiog būtų gražus, estetiškai, patrauklus akiai, patraukiantis, bet manęs
paties, tai vienkartinis toks kūrinys, jis man nedaro tokio didelio įspūdžio, bet kas man daro dabar asmeniškai įspūdį, kad aš naudodamas visomis šitomis sistemomis galiu sukurti tuos, būtent suinžinerinti tuos promptus ir reiškias, aš galiu jau išlaikyti tą stilistiką. Ir turėdamas vat šitą suinžinerintą stilistiką, aš galiu kurti tūkstančius filmukų, kurie galbūt skiriasi kažkokie siužetai, scenarijai, kažkokie hukai atsiranda skirtingi, montažo principai, bet stilistika yra viena ir aš galiu kurti tūkstančius tų video ir tai daryti tokiu greičiu, kur dizaineris ofise nueitų kavos pasidaryti, grįžtų ir aš jau būčiau sukūręs šitą filmuką. Ir taip ir yra. Tai mane jau kai yra ta visa suinžinerinta sistema, tai čia aš ir matau didžiausią potencialą ir nėra jokios abejonės, kad tam yra poreikis rinkoje, nes verslai, kaip aš minėjau, jeigu žiūrint ir analizuojant tas senasias sistemas ir workflow, tai jie tiesiog išleidžia labai daug pinigų vienkartiniams kažkokiems showreelams, kai jie gali investuoti, susikurti tos bėgius ir važiuoti ir turėti tada daug tų bėgių ir važiuoti į skirtingas puses. Yra dabar poreikis sukurti daug skirtingų, tarkim, yra skirtingos aprangos linijos, skirtingoms kolekcijoms ir jas galima suinžinerinti vienai, antrai, trečiai, penktai ir leisti tūkstančius tų filmukų, būtent išlaikant vientisą stilistiką ir įtraukiant kažkokias tai marketinginės priemonės. Ir dabar dar kitas dalykas, jeigu šitoj vietoj, dar šiek tiek galim pasižiūrėti, čia aišku trumpai, bet yra, matot, pavyzdžiui, šitas šotas, tas rankinukas, jis sukasi, tarsi būtų 3D arba batai sukasi. 3D modelis. Tai aš 3D modelio tikrai negeneravau, nekūriau, nes kainuotų milijoną ir aš nemokėčiau. Bet yra technika, kurią su jum ir pasidalinsiu, tais, kurie keliauja toliau su manim šitoj kelionėj. Tai yra depth map technika, kai aš sugeneruoju depth map ir aš tada galiu jau keltis į afterius ir galiu imituoti tą parallax 3D efektą. Ir tai 99% atvejų veikia puikiausiai ir to užtenka. Ir nereikia kurti brangiausių tų 3D modelių. Tai tiek dabar šiam kartui apie mano darbus ir apie kažkokias tai potencialias galimybės ir poreikį. Žiūrim toliau. Aš susitikau, toks trumpas intarpas, irgi įdomu labai. Šiaip įdomu apskritai kalbėti su žmonėm, gauti feedbacką, tai jeigu turit kažkokių tai minčių ar norit kažką man pasakyti, tai pasidalinkit, aš vertinu ir po to tai visą tai įsivertinu. Tai kalbėjau su draugė, kuria yra poreikis kurti vizualus, vizualizacijas, animacijas, kai būna ten renginiai ir koncertai ir visa kita. Ir aš pasižiūrėjau į tai kaip, įdomu, šitą kampą paimti, nes čia tų kampų dabar, turint, nežinau, tą visą duomenų bazę, įdirbį ir visus įgūdžius, kuriuos aš dabar turiu, tai tų krypčių yra milijonai, tai aš tik tai negaliu jų visų imti ir man nereikia jų visų imti, bet pavyzdžiui, per skirtingus kampus pasižiūrėti, kaip veikia ir kokios yra galimybės. Tai su vizualizacijom ir renginiais, pavyzdžiui, tai aš pasižiūrėjau, kokie geriausiai veikiantys promptai su Midjourney ir kaip susikurti tuos gražiausius vizualus. Tai čia vėlgi išskirščiau pagrindiniais blokais, kad close-upas, kad abstract shapes. Ir vieną variable išskyriau raudonai, kaip ir pirmoje paskaitoje. Tas variable yra Unreal Engine ir jis skirsis dabar per visus tuos. Aš paanalizuosiu. Gavau tokį vizualą, tokia kažkokia abstract shapes. Ir mes galim pasižiūrėti, aš įsimečiau dar ir į afterius, pasianimavau. Tai čia vieną greitą eksperimentą pasidariau, kaip galim po to jau išjudinti tas visas
abstract shapes, bet esmė yra, kad galima įvairiausiai tuos pačius depth map naudot ar kažkokius tai presetus, ar kažkokius infinite zoom, jeigu duplikuoti ir juos kartoti įvairiausiais kampais ir metodikom. Tų technologijų yra labai daug, tai čia irgi toks, kaip praeitą paskaitą kalbėjau apie kombo, kad yra kombo derinys ChatGPT plus Midjourney, tai šiuo atveju yra kombo derinys Midjourney vizualams kurti ir tada After Effects arba kažkokia kita animavimo programa, kurią jūs turite įvaldyti. Tai šitos du sujungiat, viskas, jūs esat patys geriausi rinkoje ir nemirtingi. Tai važiuojam toliau. Dabar jo, ta pati bazė išlaikoma, kai turiu susibildinęs promptą, tik tai keičiu tą variables, tai pinstripe. Pinstripe pakeičiau ir mes gaunam tokį patterną ir tokią vizualizaciją, kurią galima naudoti renginiams ar kažkaip animuoti. Diffraction patterns. Mūsų yra variable. Tai gaunam tokį. Dar taip pat diffraction patterns. Polkadot. Polkadot yra. Čia reikia tiesiog išmanyti tuos stilius arba vėlgi kaip čia žinoti, kaupti duomenų bazę, kur jūsų yra, pavyzdžiui, jūs labiausiai iš šitų naudosit diffraction patterns, nes jis geriausiai atrodo, arba pinstripe. Ir tada juos išsisaugojat savo Notion template, kurį jums duosiu, ir galėsit visą laiką tokią kaip duomenų bazę turėti. Memphis pattern, kokį įdomų sukūrėm. Arba tokie labiau jau taktiliniai, Zelly patterns, jis duoda tokius variantus. Čia vėlgi diffractions, Damask, šitas yra Damaskas ir tada, kai jau susikuriam vieną patterną, tai mes galim visiškai laisvai integruoti į kažkokius tai interjerus ar į situacijas, kurių mums reikia. Tai būtent žinant teisingus raktažodžius, jūs viską galit kurti. Checkboards patterns, axis line duoda tokią centrinę perspektyvą. Memphis. Gyrich tokius duoda iš viso, kur taktiliniai, kaip aš įvardyju, kurie yra kaip keramikiniai. Pinstripes. Tai čia tiek apie, būtent norėjau kažkokį paanalizuoti skirtingą kampą, kur jeigu jums reikia vizualizacijų kažkokiems renginiams, tai čia yra puikiausia niša, nes kiek vėlgi teko girdėti, tai daugelis apsiriboja tuo, kad parsisiunčia kažkokius video template'us iš Envato ar kitur, tai jūs galit, pavyzdžiui, turėdami tokį poreikį, pasižiūrėti išsianalizuoti tą siaurą nišą, kur, pavyzdžiui, šiuo atveju būtų Midjourney for creating the most interesting patterns. Ir jūs būtent tą kategoriją patapę profesionaliausi toje kategorijoje, jūs automatiškai tampat ekspertais ir daug pranašesni ir galit kurti labai greitai ir nuostabiausias vizualizacijas. Gerai, tai dabar dar kitoji dalis. Šiek tiek pagrįžtu prie to video, tos animacijos, kurias kūriau ir rodžiau, dalinausi praeitą paskaitą. Tai jūs mokėdamas naudoti šiais įrankiais, šiaip jau iš esmės esat kūrėjas, galit daug dalykų papasakoti pasauliui ir nėra taip, kad tai yra nesvarbu. Tai yra svarbu, kas jums rūpi, koks jūsų požiūris ir apie kokias jūs problemas norit kalbėti. Pavyzdžiui, aš tuo filmuku ir kalbu apie man tikrai rūpimą problemą, kad mūsų vandenynų, dėl ko miršta koralai, dėl to, kad jie yra labai jautrūs, kai vandenynų temperatūra pakyla bent 1 laipsnį, jie iš karto pradeda badauti. Tas vadinamas jų coral bleaching. Tai ir jiems mirštant po to visa ekosistema, toks kaip domino kaladėlės, viskas pradeda griūti ir būtų taip naivu tikėtis, kad tai žmonių nepalies. OpenAI Sora, kur ką tik kalbėjau, ar ne, bet jiems reikia tokių super galingų kompiuterių, kur jūs galėtumėt, pavyzdžiui, pasižiūrėkim, aš tiesiog irgi pasidalinu, ne viskas čia rožėm klota, tai yra dalykų. Pavyzdžiui, AI tiems superkompiuteriams aušinti
naudojamas vanduo ir jų vandens consumption išaugo 34%. Tai įsivaizduojat, čia dabar visą tai vyko per ten kelis mėnesius nuo šitos, tarkim, pažangos ar perversmo. Tai kas tada bus po, nežinau, metų ir taip toliau. Tai čia yra vertybiškai irgi daug niuansų ir daug dalykų, apie kuriuos nelabai suprantu, kodėl nieks nekalba, bet jeigu pasigilinus, tai ten yra labai kontroversiškų dalykų, kai Afrikoje žmonės neturi ką gerto, o superkompiuteriams galima suleisti tonas vandens. Dabar norėtųsi šiek tiek tada padekonstruoju, tai kaipgi aš kuriu tą animaciją, nes būtent tai ir yra principai, kuriuos aš naudoju dar ir kiekvieną kartą naudoju šitos principus. Tai tam reikėtų, jau čia kuriant animaciją, kuriant tuos vizualus, reikia suprasti šiek tiek cinematografiją ir tada ir paanalizuoju. Vat yra dabar skirtingus būtent kadrus, kadravimą paanalizuosiu, kuriuos aš ir naudoju kiekvienoje animacijoje. Tai reiškia extreme long shot, tai super long shot, wide shot, super wide angle, šitie key pointai būtent yra pagrindiniai naudojant ir rašant tuos promptus. Ir jūs tarsi turėtumėt, aš tą pasidalinsiu su žmonėmis, kurie toliau keliauja, tai turėti geriausia iš viso yra turėti atmintinę, kur jūs susirašote tokią lentelę, kur yra išvardinti visos kadruotės, kurias aš, pavyzdžiui, naudoju, ir jūs jas turėdami taip dedat varnelę, Excel sheet'e, pavyzdžiui, esat ir susigeneravot šitą kadrą jūsų animacijoje, dedat check, pliusus. Ir tada jau, kai turėsit kažkokios vizualios medžiagos, tada jau montuojat ir montaže jau kaip montažo režisierius, nes kas ir yra, jūs nesat kažkoks ten paprastas montuotojas, jūs esat režisierius tame žingsnėje, jūs jau režisuojat ir žiūrit, kaip teatrą režisuojat, taip jūs režisuojat savo animaciją. Tai čia super wide shotas, tiksliau long shotas. Dabar paprastas wide shotas, tai būtų toks, kurį aš naudojau. Medium shotas jau arčiau prie koralų, close-upas visiškai sugeneruotas close-up. Ir extreme close-upas čia pirmas kadras, kur kalbėjo skripto balsas užkadrinis, ar ne, kalba water. Ir aš rodau kažkokias water molekulės. Mano buvo tokia meninė išraiška pavaizduoti vandenį. Arba kaip super makro prizumintas kadras, kur kaip lašas krenta. Tada, jeigu turiu jau susikūręs kažkokias aplinkos kadrus, aš noriu įtraukti po biškį jau ir žmonių, tai turiu, pavyzdžiui, generuoju su žmogumi wide shot portrait, yra medium portrait kadras, tas sugeneruotas, kurį aš ir naudojau, ir close-upas portreto. Čia visiškai yra close-upas ir aš žaisdamas tais kadruotėm ir būtent skirtingais gyliais, skirtingais atsitraukiu, prisizuminu, žaisdamas skirtingais gyliais, gaunu labai dinamišką efektą jau iš esmės. Tai reiškia, kad man net nereikia kažko vaidinti, kurti kažkokių ten dekoracinių animacijų, aš jau gaunu labai tvirtą pagrindą tai istorijai papasakoti. Taip, dabar šiek tiek dar pasidalinu ir savo praeitą kelionę, kuri man parodė tam tikras pamokas, arba kur aš galbūt biškį strigau. Tai pirmas dalykas buvo, aš vis gaudavau žmonės su kaukėm, ką ir pasakojau, kažkiek jau pasakojau praeitoje paskaitoje, vis gaudavau žmonės su kaukėmis. Tai jūs šitoje vietoje būtinai turite žinoti negative promptingą. Reiškia, negative promptingas tai rašomas 2 brūkšniukais ir šalia no, ir čia jau įvardyjam būtent, ko mes norim išvengti. Tai kadangi man visur dėjo tas kaukės, tai aš parašiau tiesiog no mask ir aš tada gaunu jau mano norimą rezultatą. Kitas dar dalykas, kurį aš vis gaudavau, tai aš gaudavau iš pradžių tokius portretus, kurie yra kažkur atrodo
labiau kaip baseine. Nėra jokių koralų šalia. Jeigu matot, čia vat koralai, o čia aš gaunu tiesiog tokį tuščią kažkuria prasme, man nepadedantį papasakoti tos istorijos vizualą. Ir čia labai svarbu yra. Ir jūs tada įvertinat, kad okei, gerai, dabar man visgi nepavyksta sukurti vizualo, kokio noriu, tai kaip aš jį galiu gauti. Ir šituo atveju, vat, aš ką padariau, aš jeigu prieš tai pažiūrėsim, vat, buvo toks promptas, tai yra in the corals, bet man kažkodėl Midjourney nedavė tų koralų. Tai aš, čia yra text weight. Yra du dalykai, jūs galite naudoti du dalykus. Yra image weight ir text weight. Tai aš juos abu naudoju. Šituo atveju naudojau text weight. Tai yra labai padedantis ir padedantis valdyti tą vizualą. Todėl reikia vėlgi žinoti, kaip veikia šitą funkciją. Tai jinai paprastai rašoma prie to tekstinės dalies prompto, kurią mes norim paryškinti. Mes norim, kad jinai būtų labiau kažkur pirmam plane arba apskritai jinai atsirastų, nes prieš tai nebuvo. Tai aš naudojau dvigubas, jinai rašoma taip, rašomas dvigubas dvitaškis ir šalia nurodoma vertė. Tai pavyzdžiui, default vertė yra vienetas ir mes nuo vieneto galim kelt. Man paprastai labai gerai veikdavo 2. vertė 2, tai tada jau tikrai paryškindavo būtent tą dalį, tą mūsų text weight, kurią mes norime vaizduoti.